O jis net nepajuto. Mes prasnavą. Jinai versi to, kad čia kaip gynybinis toksai objektas buvo, atlaikius netgi 6, jeigu neklystu, puolimų ordino. Ir vis dėlto 1363 metais jinai buvo apsupta kryžiuočių ir vienur radau, kad vis dėlto vyko darybos, šaltiniuose kitur žodžiu net nevyko ir naktį pavyko įgulai vis dėlto palikti pilį su turtais ir kryžiuočiai padegė pilį tuščią. Mūšių praėjus 2 metams, 1412 metais, Vytauto įsakymu buvo statyta pilis, Veliuonos ir Pieštvės, bet kaip ir daugelis kitų 15 amžiaus pabaigoje visos nunyko. Ir gyventojai papilės įsikraustė ir pradėjo formuotis miestelis. Dar norėčiau paminėti labai trumpai Palocėlį. Palocėlis va. Tai skaitosi antras Seredžiaus piliakalnis Palocėlis, ar ne? Ir ten jisai buvo garsus tuo, kad ten buvo Mykolo Kichmeisterio rezidencija. Įsisiautėjus žemaičių sukilimui ir Vytautui užėjimus Kidbergo pilį suprato, kad jiems reikia trauktis ir jie pilį patys sudegino ir traukti. Aikštelė trikampio formos, šiaip jinai yra, dabar aš bandau irgi taip žiūrėti. Trikampio formos. Žodžiu, jisai svarbus Palemono kalnas yra visas Lietuvos istorijoje ir dabar turbūt turėsiu nuo tokios legendos, kur minima yra Žemaitijos ir Lietuvių kronikoje, kada buvo aprašoma, kada Palemonas buvo persiegomas Neronas su 500 žmonių, su turtais, su šeimom išsilipo būtent čia. Ir jie čia įsikūrė. Žodžiu, ir čia tas tokia prasidėjo kaip tokia istorija ir paskui turėjo 3 sūnus, tokie kaip ir 3 sūnus Barkų, Kuną arba Kunacijų ir Sperą. Barkus įkūrė Jurbarko pilį. Kunas arba Kunacijus įkūrė Kauno pilį, o Speras buvo pastatęs pilį prie neklysus Širvintų rajone, dabar jau toksai ežeras, Speros ežeras, būtent jinais buvo pilis prie to žodžiu. Bet tai yra 19 amžiaus pabaigos legenda. Bet, kas įdomu, 1926 metais smėly buvo rastas puodas, putinė žodžiu molinė, su 2-3 amžiaus monetomis, romėnų monetomis, žodžiu, tai va.